pradėsim. Sveiki, mėly kolegos, šiandien turim svečią Seimo biudžeto finansų komiteto pirmininką, profsąjungietį, būsimą. Jo, pristatyti nereikia, tai kadangi viešoje erdvėje iš tiesų pastaruoju metu labai daug mokesčių temų yra kalbama, šnekama, visokios tos versijos, girdim, žmonės nerimauja, girdim iš darbo kolektyvų, visi ir šakose, manau, tikrai girdim, kaip ten bus iš tiesų, ko bijot, nebijot ir panašiai, dėl to pagalvom pasikviesim biudžeto komiteto pirmininką, kuris galbūt kažkiek galėtų mums atskleisti kažkokių tai paslapčių. Tai prašom, pirmininką. Tai ačiū. Pirmiausia, dėkui už kvietimą. Tu galėtum arčiau, tai balsą saugotume, tai jūs ten kažkur tolumoj salėje. Bet kolegos, galbūt pradėkim nuo to, kad aš labai trumpą įžanginį žodį ir po to užduokit klausimus, bus konkrečiau kalbėti, nes turiu prisipažinti, nors aš esu biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, bet aš nesu koalicinės tarybos narys. Ir todėl ir šiandien yra koalicinė taryba, kurioje kaip tik bus mokesčių klausimas. Tai aš paprasčiausiai ir premjerą, ir finansų ministrą, ir visus kitus koalicijos partnerius raginu, kad mes greičiau priimtum galutinius sprendimus, tada būtų lengviau aiškinti, kas yra kas. Nes dabar yra tai vadinama nutekinta versija dar demokratų vardan Lietuvos, kurie darbinė tokia versija, nuo ko pradėti, paleido kaip gyvą, tikrą. Įdomiausia, kad buvau tas, kuris sakėm, žaidžiam atvirom kortom nuo pradžios, visi pasakė, nežaidžiam, o po to patys paleido. Bet nesvarbu, yra kaip yra. Esu šalininkas, kad, sakau, kuo greičiau visiems būtų aiškumas, būtų registruoti įstatymai ir dėl jų pradėta diskusija. Tikra, konkreti, kaip dabar jau yra su antra pensijų pakopa, tikrai dar neregistruoti įstatymai, bet jie yra duomenų bazėje, kiekvienas gali pasižiūrėti ir jau matyti, taip sakant, kontūrus. Tai buvau nuo socialdemokratų darbo grupiai mokestiniai, kurie mes ir tarėmės dėl jų visų. Tai esminiai buvo 3 mokestiniai įstatymai, tai yra pelno mokesčio, nekilnojamo turto ir gyventojų pajamų mokesčio, buvo naujas įstatymas cukro apkalbėtas ir buvo keletą lengvatų, kurios buvo naikinamas arba keičiamas. Dėl to buvo diskutuota ir rasti tam tikri sutarimai, pasiūlymai priimti ir vyksta tolesnės dėrybos. Daugiausia ginčių turbūt kilo dėl nekilnojamo turto, nes visi įsivaizduoja, kad šito įstatymo Lietuvoje nėra, nors jis yra ir jeigu jo nekeisti, tai triukšmas turėtų būti 10 kart didesnis, nes ten išaugtų kainos iškart labai daug. Ir kame blogai su nekilnojamo turto mokesčiu, tai yra, kad yra kelios vertės, tai yra rinkos vertė, yra deklaruojama mokestinė vertė, apie kurią ir įstatyme kalbama, ir dar ten kitokia vertės yra. Ir mokestinės vertės kažkada, kai nekilnojamas turto auga labai lėtai, buvo nutarta, kad keisti kas 5 metus. Bet prasidėjo kaip tik 20 metais nekilnojamo turto bumas, ypač čia didžiosiuose miestuose. Ir jau šiai dienai, nuo 21 metų sausio 1 dienos, nekilnojamas turtas yra išaugęs 92% vertė. O metų pabaigoje greičiausiai dar koks 10% bus, tai bus virš 100%. Bet tos mokestinės vertės, kad jūs įsivaizduotumėt, kaip yra ir šiandien, pavyzdžiui, Žvėryne, ten 2 kambarių butas yra 170 000 vertė, o kokybiškas, didelis, jaukus, apšildytas, ekologiškas namas Kupišky centre 15 000. Vat tai yra mūsų verčių toks įvertinimas, kad jūs maždaug orientuotųsi, kodėl
pirminiai popieriuose išlindo 20 000, nes prieš 5 metus maždaug didžiausias koncentracija verčių buvo ties 20 000. Po to ten labai staigiai krito į apačią ir mažėjančiai. Nes šiuo metu nekilnojamo turto mokestį mokėjo pagal tą seną įstatymą 3 000 žmonių. Jeigu įsivaizduot, kad pas mus nekilnojamo turto yra Europos Sąjungai didžiausias kiekis turėtojų nuosavo nekilnojamo turto. Mes turim 83%, Europoje vidurkis ten 30-40%. Tai aišku, ir reakcija yra tam tikra, tokia aktyvesnė. Dėl gyventojų pajamų mokesčio, tai paprasčiausia diskusija buvo, tai buvo parašyta ir mūsų partijos programoje, ir koalicijoje, mes apie tai kalbėjom, kad turtingi turi mokėti daugiau, nes ir kad gyventojų pajamų mokestis turi būti mokamas nuo visų pajamų. Nes šiandien, kuo didesnės pajamos, tai iš darbo santykių ten gaunama mažiau. Daugiausia gaunama iš dividendų, iš nekilnojamo turto ir iš kitų veiklų. Tai tas buvo įrašyta mūsų programai, todėl ir gyventojams pradžioje iš vis nebuvo tarpinio dydžio, čia jau diskusijose, iš mūsų koalicijos partnerių atsirado 25. O taip buvo kalba apie gyventojų pajamų mokestį tos pačius dydžius, išskyrus individualiai veiklai. Kad iki 35 000 jam niekas nesikeičia, o kas virš 35, tai jie patenka arba į 20% virš. Turėkite omeny, jeigu tu gauni 40 pajamų, tai nereiškia, kad nes čia yra progresinis. Tik 5 000 jau būtų 20 000. O ir jeigu viršė 120, tai ten atsirado dar plus 8% patiems turtingiausiam ir šitas dydis būtų apjungiant ir darbo santykius, ir visas pajamas į vieną krūvą. Ir trečias įstatymas pelno mokestis 1% daugiau, iškart buvo 2%, dabar mūsų verslai ir per paskutinės 2 savaitės aš dalyvau turbūt 20 ar 20 visokių diskusijų ir laidų, kur ieško eilinės priežasties, kad nieko nekeisti, nei turto mokesčio, pelno tai iš viso kryžių deda, gyventojų pajamų mokesčio ir nekilnojamo turto, nes matot, muitai pasikeitė, ten paprašė Trumpas bučiuoti užpakalį ar dar kokią nors priežastis, kuri sukelia iškart drebulį mūsų verslo struktūrose ir sakė nieko nedaryti. Na ir apie cukraus mokestį čia vėlgi demokratai atsinešė jį. Tikrai ir aš buvau tokiam pasijungime, nes Latvija įsivedė nuo sausio 1. Šitą jau įstatymas, jis jau Latvijoje yra. Tai buvo tokia diskusija, kad galima padiskutuoti, tai yra nedideli pinigai šito mokesčio ir aš matau čia daugiau sveikatos klausimus negu pinigai, kurie pakeis mūsų biudžeto sandarą. Labai stipriai, bet tokia diskusija yra, ten kalba tik tai apie skystosius gėrimus, nekalbant apie sultis ir kitus dalykus, tik visokios kokos, ten limonadai ir visi kiti, ko pasiekoja, pajokausiu, bet tai tikrai gavau tokį laišką iš Lietuvos Amerikos prekybos rūmų, jie pasakė, kad tai yra antiamerikietiškas įstatymas ir jeigu mes priimsim cukraus mokestį, tai gali pablogėti santykiai su Jungtinėm Amerikos valstybėm. Nes Coca-Cola ir Pepsi-Cola yra nacionaliniai gėrimai. Čia humoro, bet tai yra parašyta ant popierio. Dabar diskusijose, kai buvo, tai tarėmės, kad dalis tų mokesčių eitų valstybės raidos užtikrinimui, nes turbūt kaip profsąjungiečiai, kaip lyderiai žinot, kad
mūsų biudžetas šiais metais yra 5 milijardai deficitas, plus dar 800 milijonų mes pasiskolinom, taip sakant, ginant tėvynę, tai čia jau artėjom prie 6 milijardų deficito, plus valstybės įsipareigojimai tiek dėl darbo užmokesčio didinimo, tiek dėl išmokų, jo labiau, kad mūsų socdemų programą aiškiai parašyta, kad mes nemažinsim gyventojų kokybę, gyvenimo kokybę, užtikrinsim pajamų augimą, kad tai nebūtų, pirmiausia, atsilieptų žmonėm, kurie turi mažas arba mažesnės pajamas. Tai viskas buvo sudėliota ir dalį mokesčių buvo kalba apie gyventojų pajamų, pavyzdžiui, 1% nekilnojamo turto, pelno, cukraus nukreipti į gynybos fondą. Nes mes dabar galėsim pasiskolinti gynybai, bet tas pasiskolinimas vėl yra ribojamas dar 1,5%, ką galėtum pasiskolinti iš ES, bet tai yra dar tik kalbų lygis. Greičiausia taip ir bus, bet taip sakant, vis tiek tų pinigų įskolinimuose neužteks mums pigesnio, reikėtų brangesnį skolinimą daryti. O tai reiškia, kad po 2 metų mes maždaug milijardą turėsim sumokėti skolos aptarnavimui. Tai yra palūkanų. Dabar šiais metais yra 700 milijonų, o po metų 2 jau bus milijardas. Tai vat visi šitie dalykai, tai ir labai norėtųsi, kad mes matytum tą visumą, o ne atskirą vieną ar kitą mokestį ištrauktą iš konteksto. Na ir dar apie lengvatų kai kurių keitimą. Tai yra siūlymas šildymo PVM-as, kuris yra dabar 9, siūlyti padaryti 12, buvo net 15 kalba, bet greičiausia bus 12. Ir visa lengvata, kuri įėjo 9%, būtų 12, išskyrus knygas ir... šildymas ne. Transportas. Ne. Ten laikraščių periodinis leidimas, ta prasme, kad jis nebrangtų, o kai tik atpigtų. Nes teko dalyvauti vienoje laidoje irgi, kai aš pasakiau, kad ar atpigs knygos, jeigu mes PVM nuleisim nuo 9 iki 5, tai leidėjai pasakė, ne, greičiausiai neatpigs. Tai va, čia jums kaip pavyzdys, ką reiškia PVM-as, tu gali jį ir sumažinti, bet galutiniam vartotojui tai dažniausiai nepasiekiamas dalykas. Tai vat galbūt pradžiai toks, galbūt klauskit labai konkrečius klausimus, nes atsiprašau, bet 1:15 aš turiu, o po to aš turiu interviu Seime, tai aš turėčiau 3:30 būti ten. Gerai, ačiū. Jums leidus. Ačiū, Algai. Kas nuotolį esat, norit paklausti, kelkit rankytės, nematau rankyčių iš salės, kas norit, kažkokių klausimų turit? Patikslinkit, Algirdai, ką reiškia nuo visų pajamų GPM-as? Ką reiškia? Na tai, pavyzdžiui, jeigu šiandien mes surenkam 6 milijardus iš gyventojų pajamų mokesčio, o pakeitus įstatymą mes surinksim ten 6,5, pavyzdžiui, 1% nuo šitos sumos eitų į gynybos fondą. Nu, ta prasme, nuo tos padidintos sumos surinktos, dabar šitas gyventojų pajamų mokestis, jūs žinot, eina savivaldai. Savivalda nelabai sutinka su tuo, čia jau atskira diskusija, bet aš tik sakau, kad buvo tokie pasiūlymai, kai reikėjo sudėlioti gynybos fondą, iš kur galima, taip sakant, surinkti pinigėlių, tai buvo toks pasiūlymas. Ar jis liks įstatymą? Negaliu pasakyti, bet idėja buvo tokia, kad jeigu, mūsų tais skaičiavimais, ką aš sakiau, jeigu mes padidinam individualią veiklą ir padidinam ne 32, padarom 40% didžiausiom pajamom, kurios viršį 120 vidutinių darbo užmokesčių, tai šiai dienai tai būtų 500 milijardo, 500, maždaug 500 milijonų, aukštesniai sumai 40% taikyti, arčiau, taip sakant, vakarietiško, tai šios dienos kainom duotų 123 milijonus papildomų. Vien tik tai padidinimas nuo
500, tai įvedus 400. Bet yra siūlymas dar įvesti, nepasakiau, va tą 25. 20, 25, 32 ir 40 būtų. Dabar jau dėl 40 matau, kai kas traukiasi. Jau, pavyzdžiui, Skvernelis, mačiau tokioj Rūtos Janutinės laidoj, kuris, kaip Šventas Petras, dar gaidys 3 kartus nepragėdoja, jis pasakė, kad jis nesutinka nei su vienu mokesčiu, nors jų žmonės buvo ir dėl visko sudėrėjo. Ir klausiu ir to pačio Tomilino, ir kas su jais dalyvavo Savicko, kaip čia yra, jūs atstovaujat partiją, sutarėm dėl skaičio, o išeina vadas ir sako, ne, aš ne vieno nepritariu. Nu tai va, tokia ir diskusija. Ok, ačiū. Aš norėjau truputėlį dar, kad patikslintumėt. Į visas pajamas įeina dividendai. Atskirai. Ne, tai tas labai įdomu, jūs sako, visos pajamos. Visos pajamos skaičiuojame. Tai Dividendai įeina? kol kas įstatymo projekte pradžioj buvo, dabar siūlymas dividendų neapmokestinti, nes visi dividendais, kaip sako, taip sakant, tie, kurie gauna, jie visi bus išvežti kažkur į kitas šalis. Kaip tai bus, nežinau, bet šiandien dividendai sudaro gan didelę dalį. Aš esu šalininkas, kad viską apmokestinti, bet kaip bus, negaliu pasakyti, bet kad kalbos apie tai, kad dividendų neapmokestinti, yra tokios kalbos. Ačiū. Klausimas. Palaukit. Po vieną klausimą. Nuotoliu. Dalia, prašau. Po to sąlygos. Dalia. Čia paskui žinau. Labą dieną. Aš norėjau jūsų paklausti, o kodėl ta idėja nesiskina kelio, kad atskirai gynybos mokestį, nes 1% nuo visų pajamų. Nes kažkaip atskirai kalbant, atrodo žmonės taip priima ir taip palankiau, kad žinotų, kaip sveikia tie pinigai nueiti gynybą. Tai nėra tikslo daryti atskirą mokestį, nes yra gynybos fondas, jau įstatymas yra. Praeitą savaitę buvo priimtas pirmas įstatymas, kuris įpareigoja Lietuvos banko praeitų metų pelną, tai yra 130 milijonų tiesiogiai nukreipti šitą fondą. Šito fondo lėšos yra galima naudoti tik gynybai. Tai dar vieną eilutę daryti absoliučiai nereikalinga, nes reikėtų dar biudžeto sandaros įstatymą keisti. Tai biurokratiškai užvilkina visą procesą, kai yra įstatymas, kuriame surašyta, kad visos pajamos patekusios į šitą fondą yra naudojamos gynybai. O jūsgi žinot, profsąjungiečiai, kad jums vienodai, taip sakant, turi rodyti, iš kur darbo užmokesčiui bus skirti pinigai. Ar tai bus iš PVM, iš akcizo, ar... Palaukit, va. Tai ta prasme, jeigu jūs deratės dėl atlyginimų, jūs neklausėt, o šitas, jeigu ateina iš PVM, tai mes net nesutiksim. Taip nėra turbūt. Bet PVM ateina iš mūsų visų kišenės. Aš kaip pavyzdį sakau, kad šiuo atveju matykim visą vaizdelę. Tai jeigu atsakiau, Dalia. Ačiū atsakymą. Tai aš Egidijus, dar salė, ne? Egidijus, prašau. Gal dabar ne klausimas, o toks pamastymas, o netrodo jums, kad tas GPM progresavimas, didinimas iki 25, 32 ir panašiai, apmokestinant visas pajamas, nepareis atbula lasda, tai yra į šešėlį dar labiau nustumti. Nes realiai, aš nežinau, kiek jūs pažįstat, aš tai tikrai N žmonių pažįstu, kurie dirba individualia veikla ir visą kitą, ir jie deklaruoja pajamas iki tam tikros ribos, kad reikėtų mokėti mokesčių. Tokio, kaip padarysit jūs, kad priversti, ar kaip padaryti, kad jie tikrai deklaruotų, kiek jie uždirba ir mokėtų tas pajamas. Nes dabar, kaip pavyzdys, tarkim, su verslo liudimu iki 40 kažkiek tūkstančių. Iki 45 tūkstančių. Nereikėtų mokėti. Tai ta prasme, aš deklaruoju tiek, kiek man nereikia ir nieks nesikeičia. Arba priešingai, dar labiau nueina į šešėlį. Kaip užtikrinti, kad visi sąžiningai deklaruotų tas transportas? Jeigu pasiektum, kad visi sąžiningi būtum,
Tai mes senai problemų neturėtum, bet Lietuva pernai buvo lyderė tarp ES valstybių pagal šešėlį. Mes nesurinkom, ta prasme, mes matom, kiek yra paslaugų, kiek yra prekių ir kiek turėtų būti PVM. Čia galima suskaičiuoti. Tai Lietuvoje nepriskaičiuota PVM už 1,3 milijonų eurų. Ir kodėl tai yra? Tai yra pirmiausia, pas mus labai didelis smulkiųjų verslininkų, kurie nėra PVM mokėtojai. Ir va ta riba, ir jie iš visi, jeigu pamatytut jų verslo šitą, tai ties 45 toks šuolis maždaug 5 kart daugiau, po to vėl kritimas. Bet štai vat antra, galbūt girdėjot, yra didelis triukšmas dėl kasos aparatų dabar. Nors kasos aparatai buvo įstatymas, prisimena, 2016 buvo daužomi langai, ašarinės dujos, gulkos guminės. Tai po togi buvo visgi kasos aparatų sistema įvesta. 2003 metais, 23, atsiprašau, stambus jau visi privalo turėti apkasos aparatus, kur duomenys tiesiog patenka į mokesčių inspekciją. Jiem nieko nereikia, mokesčių inspekcija viską suskaičiuoja, pasako, nuskaičiuoja kiek reikia, praneša, gali ten, jeigu reikia ginčytis. Nuo šių metų gegužės 1 dienos tą turėjo padaryti smulkieji, kurie turi kasos aparatus, tik tai jie turi būti sujungti su mokesčių inspekcija. Tokių yra virš 200 000. Va čia yra didysis šešėlis, nes Jeruzalė yra žuvies parduotuvykė, kur aš perku visada. Tai penktadienį buvau, pardavėjas sako, tai vesit kasos aparatus, ar jau pirkti? Tai sakau, tai ko jūs laukėt? Pereinamasis laikotarpis buvo 4 metai. 4 metai, kad susitvarkyti su šito reikalu. Dabar sako, atidėkit dar bent pusmečių. Aparatų trūksta, 84 aparatai. Yra programėlės į telefonus, yra visokių būdų. Bet žmonės, ta prasme, ką tu Egidijau ir sakai. Žiūrėkit, kas įvyko per pernai metus. Kai kontrolės, reikia didesnės kontrolės paprasčiausiai. Mokesčių inspekcija pradėjo kontroliuoti automobilių prekybą Lietuvoje. Ta prasme, panešiotų visokių, kurio. Jam numeris suteikiamas nuo pirkimo dar Vokietijoje ar kažkur. Mokesčiai nuo 22 milijonų išaugo iki 88. 4 kartus padidėjo. Bet vis tiek jie suka. Tai lietuviai, koks, ne tik lietuviai gudrauja, visi gudrauja. Bet tam ir yra struktūras, palauk, padiskutuosim. Tam yra struktūros, kurios turi sekti. Jeigu šiandien yra išklotinės, kiek žmonių gavo pajamas iš tam tikrų veiklų, matom. Tai jeigu jie kažkur dings, tam yra mokesčių inspekcija, kuri kontroliuoja, žiūri. Negali išgaruoti žmogus, kuris daro apyvartas. Tai pradėjom kontroliuoti statybą. Mokesčiai išaugo 3 kartus. Šitoj sferoje, kurie ten su birkeliam statybininkų arba aplamai. Tai paprasčiausiai reikia biškį griežčiau kontroliuoti, bet vėlgi susiduriam. Kai bendravau dabar su mokesčių inspekcijai, su jų profsąjunga mokesčių inspekcijos, tai paradoksas. Tarp finansinių įstaigų mokesčių inspekcijos inspekcija yra mažiausiai atlyginimai. Tie, kurie turi padaryti darbą ir surinkti mokesčius ir užtikrinti valstybės pragyvenimo lygį. Tai yra tokių keistų sutapimų, vadinsiu, kad mes turim paprasčiausiai šitą šiek tiek pakoreguoti. Aš manau, įvedus kasos aparatus pamatysim, kiek išauks, kiek sumažės šešėlis išauks. Taip, dalis pabandys sukčiauti. Kiti sako, tai nemušk šitą čekio. Tai mes piliečiai paprasčiausiai turim paprašyti, kad išmuštų čekį. Prisimenat, prieš 5 metus tas pats būdavo. Nemuša čekių. Muša dabar jau, mušė. Bet ką iš to žuvies parduotuvėlės Jeruzalė prie iki parduotuvės? Ką jūs ten geltonos tas vagonės paimsit? Su šalyje ten dviese vyras. Ne, su šalyje, ne, bet jų duomenys eis. Kad jie turi ir pilkąją prekybą, tai nebejoju.
Bet apie bendrus gyventojų pajamų mokesčius kalbant, nu, jūs kalbate apie darbo santykius, ne, bet yra iš kapitalo GPM, vat ką, dividendų užsiminė. Pavyzdžiui, žiūrėkit, pagal dabartinį GPM įstatymą, reiškia, azartiniai lošimai. 15% GPM. Iš darbo santykių 20 mažiausiai. Nu, arba 25 būtų, vat. Tai žinot, nu, čia klausimas. Nu, aš nežinau, ar iš lošimo čia 15%. Ne, tai 15, aš tik tai sakau, kad lietuviai pernai pralošė 250 milijonų. Čia su 53 to su tais. Iš viso 250 milijonų lietuvaičiai. Ar kažkas kiek išlošė ir kiek jis sumokėjo, tai aš labai abejoju. Tikrai čia yra ne tie skaičiai. Dar iš nuotolio matau klausimą. Prašau, kas ten pirmas, Jolanta? Prašau. Sveiki, vėl atsiprašau už savo kamerą. Tai mano klausimas būtų toks, gal ne klausimas, replika labiau dėl nekilnojamo turto, nes iš esmės pagal Europos chartiją šitas mokestis priklausys tik tai savivaldybėm. Tai ar jūs jį kažkaip galvosite integruoti į tą gynybą ar ne, nes tada praktiškai nukam, bet Kurskas, kadangi surinks didžiausius mokesčius, tai vėl mus evakuos nelinį. Tai čia pirmas toksai, o kitas būtų, labai gerai paminėjot Lietuvos banką su jo visais pelnais, o kaip su kitom valstybinėm įmonėm, ten pusiau valstybinėm Igničiais ir panašiai, jų dividendais, jų pelnais, ar jos bus, taip sakant, kėsinamas saugumo klausimų, ar ne? Pradėsiu nuo paskutinių. Nežinau, čia kiekvienais metais, kadangi Ignitis ir kitos valstybinės įmonės valdybose yra vyriausybės žmonės, tai vyriausybė priima sprendimą, kaip padalinti uždirbtą pelną, todėl negalėčiau dėl to pasakyti, kaip bus. Paprasčiausiai dėl banko jau priimtas įstatymas. 14 milijonų eina į rezervą, visas likusis tenka gynybos fondui. Dabar dėl nekilnojamo turto, tai savivalda iš vis norėtų, jeigu žinot, dabar pagal chartiją taip, bet gyventojų pajamų mokestis eina į biudžetą, neina į savivaldą. Savivalda eina tik tai komercinio nekilnojamo turto mokestis ir to komercinio turto savivaldo yra pakankamai daug. O mokestis vis tik surenkamas labai nedidelis. Manau, kad Lietuvoje yra šiek tiek problema, kad žemė, ant kurios stovis turtas, yra apmokestinamas vienu tarifu, o pastatas, kuris stovi ant to žemės, kitų tarifų. Ir tai iš principo kitose šalyse tai yra vienas vientisas mokestis ir už tai savivalda gali dėlioti netgi rajonais. Na, pavyzdžiui, jeigu Vilniui atiduoti tą patį mokestį savivaldai, tai aišku, kad Žvėryne gali būti ten tarifas žymiai didesnis negu Naujininkose arba Naujoje Vilnioje. Tai yra ir man teko susitikti su asociacijos prezidentu ir merais, kalbėti apie tai. Yra toks iš jų noras, kaip vyriausybė nuspręs. Logika žymiai geresnė būtų savivaldai ir lygiai taip pat ir savivalda surinkusi nekilnojamo mokesčio kažkokį dydį galėtų dalį skirti gynybai. Nes jeigu mes kalbam apie valstybės gynybą, tai našta turi būti ir piliečiam, ir verslui, ir savivaldai, kad mes visi. Mes suprantam, kad mes galim netekti visi kartu visko ir šitoj situacijoje, taip sakant, saikingai judėti priekį siekiant stipresnės gynybos, nes bepigu čia diskutuoti su kai kuo, ten sako, vokiečiai pamatė kokią situaciją ir pelno mokestį sumažino. Bet Vokietijoje šitą gynybai skiriame nepilni 2 procentai. Mes jau skiriam beveik 3,5. Tai jeigu 1,5 atiduoti, tai mes už kai kurias skylės užlopytum. Tai situacija yra labai skirtinga, taip sakant, žiūrint į pafrontės šalis ir toliau nuo karo zonos. Tai aš matau, kad paprasčiausiai mes turim vienodai judėti. Labai gaila, kad Lietuvoje yra tokia tradicija. Tai Gediminas susapnuoja geležinį vilką, tai Nausėda susapnuoja 6 procentus ar 5 ir taip staigiai tą jau
patvirtintam biudžetui reikia kažkaip susidėlioti. Tai judam link to, tikrai aš nematau realių galimybių kitais metais ten 5 procentus turėti. Bet artėti, prie to tikrai reikės stengtis. Ir tai mūsų visų rankose. Dabar dar 2 klausimai. Pirmą klausimą suteikiu savo, antrą Zigmui suteiksiu. Klausimai apie savivaldą ir biudžeto surinkimą. O turime labai konkretų pavyzdį iš praeitų metų, kai valstybinė žemė miestuose, miesteliuose buvo atiduota savivaldai. Pajamos, žemėtvarkinės pajamos, visos per pernai metus sumažėjo 10 procentų iki 67 milijonų eurų. Užpernai 23 buvo 74 milijonai, dar prieš metus 22 buvo 70 milijonų, reiškia visą laiką buvo daugiau iki reformos surenkama negu po reformos. Tie pinigai 50 procentų savivaldai, ten irgi paskirsto ir valstybės biudžetui. Tai vat klausimas savivaldai, vat sako, atiduokim daugiau tų galių ir turim konkretų pavyzdį, kad atidavę savivaldai valstybinė žemė, pajamų iš jos gauna mažiau. Aš jums galiu socialinės srities papasakoti visą istoriją, kaip tikslinės kompensacijos lėšos 120 milijonų visada, kai tai buvo respublikinio skirstimo, visada trūkdavo. Kai lapkričio mėnesį prasidėdavo laiškai iš savivaldybių, mums trūksta. Buvau komiteto pirmininkas, priėjom to, kad atiduokim. Po metų sunaudojo, liko 40 procentų, o dabar, jeigu pasižiūrėti 10 metų atgal pagal dydžius, tai tiksliniam lėšom reikalinga tik nuo tos sumos 40 ar 30 procentų. Visa kita naudoja savo reikmėm. Tai aš esu šalininkas, jeigu mes kalbam apie regioninę politiką, apie savivaldą, kad savivalda turėtų daugiau tikslų ir galimybių ir finansų. Jie tiesiogiai su žmonėm dirba, jie tiesiogiai juos renka, tiesiogiai. Mes negalim kurti politinės hierarchijos be stiprios savivaldos. Tai aš čia nematau didelės problemos, kad sumažėjo. Todėl, kad vėlgi požiūris. Žiūrėkit, kai buvo vėlgi iš mano praktikos. Kai reikėjo įvesti kadencijas mokytojam, bibliotekų direktoriam, sako, aš su merais kalbėjau. Sako, tai jeigu blogai dirba, susirinkit, taryba turi visas galimybės atleisti bet kurį. Sako, tu palaukit, mes su juo medžiojam, į pirtį einam. Tai kaip aš Petrui pasakysiu akis, kad tu blogai dirbi? Vat jūs priimkite centre įstatymą, ateis 4 metai, aš sakysiu, Petrai, matai, aš labai norėjau, kad tu dirbtum, bet tai aš manau, kad tai yra laiko klausimas, kada mes normaliai žiūrėsim į santykius ir darbą vertinsim ir galėsim drąsiai pasakyti, Petrai, tu negali, tai lygiai taip pat dėl žemės mokesčio. Nes, žiūrėkit, jeigu mes kalbam ant nekilnojamo turto mokestį, tai šiandien yra 0,5 nuo vertės iki 250. 0,5. Iki 3 žemės mokestis? Ne, nuo 0,5 iki 2. 0,5, 1 ir 2. Ne, žemės mokestis. Žemės mokestis yra 0,01 procentą. 0,0. Tai kaip ten tu surinksi? Tai aš ir kalbu apie tai, kad mokesčiai turi atitikti. Pastatas kainuoja gali 1 procentą, o žemė gali savivalda padaryti 0,01. Tai neatitinka vertės. Čia verčių klausimą suderinti. Zigmas, prašau, paskutinį klausimą ir jau paleisiu. Paleisti? Galiu dar, aš turiu. Dabar mes dirbantys darbo santykiuose, mes neskaičiuojame 35 ar 40 tūkstančių uždirbsiu aš per metus, man yra neapmokestinamas minimumas ir aš gaunu, pavyzdžiui, minimumą ir aš dirbu. Bet tas, kuris sako, aš savo įrankius susipirku, man labai brangiai kainuoja, tai nežinau, kai jisai daro, jeigu brangus įrankiai pasakyti, reiškia daug kažką daro. Nėra, mes, pavyzdžiui, pramonė, nėra to, kad mes neprisidėtume. Mes uždirbam pinigus savininkui, už tos pinigus mums yra atlyginimą moka, ir dividendai eina, ir įrankius perka, ir visa kita, ir medžiagas, ir taip toliau. Ir šitie dabar skundžiasi, kad mes negalim pragyventi visą kitą. Aš pasižiūriu, 3 darbuotojus turi arba 1,5 metai iki 3 namukas statas.
Aš per gyvenimą nepasitačiau namų, tai ką padarysim. Bet iš Seimo viena moteriškė labai logiškai šalį norėjo išgelbėti ir galbūt jūs žino, aš pavyzdžiui pavardę žinau, bet tai gal ir neverta, iš socialinių tinklų skaičiau. Jinai patarė, aš nežinau, ar kreipėsi į Seimą, ar šitas klausimas ėjo, kad legalizuoti prostituciją. Ir jinai paskaičiavo, kiek iš Lietuvoje išeitų per mokesčius ir visą kitą. Ir pasirodo, kad karui daug ką padėtų. Nu čia atsakoma, neįmanoma atsakyti. Aš pasiruošęs jūs. Ne, aš visada pasiruošęs. Gerai atsakymą. Zigmai, mielas, aš pats pasirašiau tą įstatymo projektą, nes mes galime į smėlį galvą kišti kiek norim. Ypač ta paslauga padidėjo atvykus daug ukrainiečių, baltarusų. Tai jokia čia nepaslaptis. Ir kodėl balsavau ir už vienodą atsakomybę tiek vienos pusės. Dabar pas musgi kriminalizuotas buvo šitas reikalas į vieną pusę. Tai dabar kalbama, kad ir perkantis, ir parduodantis turi atsakyti, jeigu iškyla konfliktai. Tai nuo to, kad nėra įstatymo, kuris legalizuoja prostitucijos, tai nereiškia, kad Lietuvoje nėra prostitucijos. Čia yra ir tai yra ne tik į moterų vartus, čia eina ir į vyrų vartus. Šitas reikalas, tai kad gal kada nors, bet aš laikausi dabar tokios nuostatos, nes visokių įstatymų neša kalnus. Ir šitą reikia padaryti, ir šitą. Aš manau, kad yra vyriausybės tam tikri planai, praeikim juos, turim dar 3,5 metų, galim praeiti ir visus likusius. Bet padarykim nors tą, ką užsibrėžiam. Tai yra padidinkim progresyvumą, ypač tiem, kas turi didelės pajamas, nes tai yra mūsų su 32% mes turim žemiausią viršutinį tarifą, koks yra Europos Sąjunga. Visi turi aukštesnį. Taip, atsakymą išgirdom, Zigmai patenkintas. Prieš kitus rinkimus bus projektas teikiamas Seime prieš rinkimus. Tai atnaudojasi paslaugom? Atsiprašau. Gerai, kitas klausimas, Dalia, prašau. Dabar iš nuotolio, po to grįšim vėl salę. Dalia, prašau. Aš tai norėčiau paklausyti, su pajamoms susijusiam su darbo santykiais. Kalbam, kad labiausiai turėtų kažkas planuojama, kažkokios lengvatos. Ir dar antras klausimas apie šeimas su vaikais. Kokia ta sistema planuojama, nes vis tiek matom, kad labai drastiškai mažėja mūsų jaunųjų gyventojų šeimos, nenori vaikų turėti. Tai ar mokestinės lengvatos šeimoms šioms vaikus kažkokios papildomos planuojam? Atvirai pasakius, aš nelabai tikiu, kad piniginiam išmokom mes galim pagerinti demografiją. Nes vaikai gimsta iš meilės, o ne iš išskaičiavimo. Jeigu iš išskaičiavimo, tai tada jau čia prastas reikalas. Mes greičiau prarasim identitetą savo. Todėl mes, jūs kaip profsąjungiečiai, aš kaip politikas dabar, mes turim sudaryti sąlygas jaunom šeimom paprasčiausiai viską tą derinti. Ir tada, jeigu jauna šeima turės būstą, turės darželius šalia namų, lopšelius, mokyklas, tai aš manau, tada ir demografinė situacija keičiasi. Nieko nuostabaus, kad šiandien demografinė situacija yra tokia. Na, mūsų darbdavių pagalba ir mūsų politikos, kurią 20 metų darė, mes išstumėm darbingo amžiaus žmonės išvažiuoti į kitas šalis. Lietuvių gimsta ne mažiau negu 90-ais. Jeigu suskaičiuot, kiek gimė lietuvaičių užsienį ir kiek gimė čia, tai turbūt tie patys 50 000 kažkur būtų. Bet paprasčiausiai dabar tam tikras nuosmukis, nes ta karta, kuri turėtų gimdyti, jos paprasčiausiai labai mažai likę. Tai už tai ir rezultatas praeitų metų yra prasčiausias 19 000, nepilni 20. Tai grįžtant prie rėmimo, prezidento yra pasiūlymas NPD šeimom didinti, bet su visom tom valstybės išlygom aš labai skeptiškai į tai žiūriu.
Man, kaip buvusiam profsąjungiečiui, yra svarbiausia, kad žmogus gautų normalias pajamas. Ir jis visada suras, kur jas panaudoti ir kaip. Jeigu tai bus normalus atlyginimas, jeigu išmokos, pensijos, tai nereikia ten lengvatinio bilieto pusės valandos ar valandos. Žmogus pats pasiskaičiuoja, jis turi pajamų užtektinai. Mes dabar per valstybę bandom padaryti lojus gyventojus, nes mes dar tau paduosim ten kažkokią lengvatėlę iš valstybės. Mes ir gimdom tą gyvulių ūkį patys vadovaudomės šitais principais. Reikia visą laiką kalbėti. Už darbą turi būti normalus, sumokėta tiek, kad žmogus galėtų įpirkti paslaugas, prekes ir jausis niekam neskolingi. Ir antras dalios buvo klausimas dėl pajamų iš darbo santykių ir iš kapitalo. Kaip suprantu, kad iš darbo santykių daugiau GPM apmokestinama negu iš kapitalo. To paties dividendai, ten lošimai visokie, iš kapitalo prieaugio, ten 15. Šiandien būtent yra taip, kaip Dalia ir sako. Tikiuosi, kad visgi užteks politinės valios, kad jeigu išims ir dividendus, kad visos kitos pajamos bus apmokestintos tokių pat dydžių kaip ir gyventojų pajamų mokesčiai, o labai didelės pajamos bus apmokestintos dar papildomų mokesčių plus 8%. Jeigu šito nebus, tai prasti reikalai. Ačiū. Marija, prašau. Mes visą laiką girdim, kad Lietuvos biudžetas yra deficitinis. Taip. Biudžetas, aš suprantu, pajamos ir išlaidos. Pajamos mes didinam ir didinam. O išlaidos ar mažinam? Aš vieną tik sakinį girdėjau, kad ministerijos turi sumažinti administravimo ar kažką tai panašiaus. Bet tikrai yra aibė galimybių sumažinti išlaidos. Būtų, Marija, gerai pasakyti, kur galima sumažinti. Nes, taip, konkretikos. Man labai patinka konkretikos. Taip, Marija, šių metų biudžetas yra 18 milijardų pajamų ir 23 milijardai išlaidų. Bet jeigu mes aš juokavau, penktadienį dalyvau su advokatais, jų metiniai konferencijoje irgi apie individualią veiklą ir nekilnojamą turtą. Tai jie labai pergyvena. Jis gali netekti didelių pajamų. Todėl darys viską, kad pasakyti, kad močiutę mes norim apmokestinti, kad tik jos neapmokestinti. Tai aš labai į profsąjungas kreipiuosi. Mes matykim visą vaizdelį. Prisiminkit, kai buvo pirmą kartą įvesti mokesčiai dividendam 15%. Prieš tai nebuvo. Ką sakė? Kad močiutė gyvenantį kažkur tai negalės susimokėti, gauti dividendų. Iš jos norit atimti pinigus. Ką jį čia? Bet ne močiutės gauna. Jeigu močiutės ir gauna, tai ašaros. Gauna tie, kas, taip sakant, kojom atidaro kai kurios kabinetus. Ir jie dabar, spauda užpildyta, televizija užpildyta, būtent, kad nieko nereikia daryti. Neaišku, Amerikoje neaišku, kas vyksta. O čia dabar, aš šiandien prieš pas jūs ateinant, pas mane buvo Romanovskis. Su prašymais ir pasiūlymais. Jūs gerai žinot, kas Deklaravot? Aš deklaruoju viską. Atėjo ir aiškino. Aš sakau, paaiškint man, kai ekonomistas ekonomistui, kaip gyventojų mokestis susietas su mokesčiais, su tarifais. Arba nekilnojama turtas su tarifais, kurios įveda viena šalis kitai. Niekaip nesusieti, nes tai yra mano individualius mokesčiai ir nekilnojama turtas. Turiu pinigų, sumoku, neturėsiu, reikės bobutės paskolą imti. Kaip pavyzdį sakau. Tai sakau, čia tokie dalykai darosi. Egidijus. Aš nesu ekonomistas, bet toks tik pamąstymas apie mokesčius, visus tuos siūlymus. Man toks vaizdas, kai girdžiu, kaip pristatinėja, kad padaryti mokesčius kuo sudėtingiau. Ten schemų, šių procentas. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tarkim, jeigu sutarėm visuotinis nekilnojamo turto mokestis, ten 0,001 centas už kvadratinį metrą. Vieną kartą per metus visi sumoka. Viskas. Niekam po to, tarkim, taršos mokestis. Ar sudėtinga būtų visuotinis mokestis, technikinė eini, tarkim, 2 eurai mokestis. Kaip pagalbės mokestis. Tu prasme,
2 kartus į metus, vieną kartą į 2 metus, eini susimokyti, vis tiek tu moki tą technikinę, tuos 2 eurus ar 3, paskaičiuoja, kiek yra visuotinis, tada nebūtų aišku. Du balsai yra, aš irgi pritariu. Tai vat klausimas. Gerai, Kas pabandysiu. paprastos sistemos nekonstruoja? Nekilnojama galiu Na mokėti. gerai, paprastos sistemos. kaip pavyzdį pasakau. Įvertinkit Skuodo rajone prie Latvijos sienos kvadratinį metrą. Ir įvertinkit kvadratinį metrą senamiestį. Ar jie vienodi? Kad aišku, kad ne vienodi. Todėl ir kalbam apie vertės. Nes yra, vat aš jums daviau pavyzdį. 2 kambarių, nepilnų 60 kvadratų, žvėrynė, dabar vertė, aišku, jeigu reikėtų pirkti, turbūt būtų 300 tūkstančių, o gal net 400, bet jo mokestinė vertė 170 tūkstančių. Kupiški namas 300 kvadratų. Viskas puiku, viskas centre 15 tūkstančių. Tai paskaičiuokit, kiek kainuoja 1 kvadratas čia, tai kvadratais neišeina. Sako, metrai žmonėm. Nu, ne veltui žmonės sugalvoja pinigus. Toks matas, kuris nesvarbu, ar Japonijoje, ar Lietuvoje, ar kitur, yra mato vieniems pinigas, yra vertės. Tai pagal vertės yra lengviausia. Tai būtų tiksliau dar naudoti medianas kiekvienam, ką konservatoriai siūlė, bet jie taip pateikė, kad tas iššaukė labai nesąmoningą reakciją, nes pradėjo lyginti medianą tam pačiam Skuode su Vilniaus mediana ir kad Vilniečiai nemokės. Bet čia tik įstatymo žaidimo taisyklės. Nustatė Vilniui medianą didesnę ir nuo didesnės skaičiuoja. Bet negrįžtam. Tai vat vertė yra tas daiktas, pagal kurį mes galim įvertinti būstą Skuodo rajone ir Vilniaus bet kuriam rajone. Ir pagal tai reikia žaisti, nes tai būtų tiksliausia. Nes su metrais, kaip žmonės pyksta už šiukšlių išvežimą. Už ką skaičiuoja? Už kvadratą, ne už žmogų. Už kvadratą skaičiuoju šiukšlių išvežimą. Vis žinot, ir dabar man vis dar skambina, nors aš jau nesocialinius reikalus, o biudžete man vis tiek dar, kodėl už šiukšlės man skaičiuoja nuo metrų. Tai čia metodika. Dabar dėl kitų, dėl automobilių yra daug labai problemų. Tikrai mes grįšim, aš dabar nenoriu. Tai aš suprantu, bet ta prasme, jis būtų kaip visuotinis, nes dabar tas pats automobilis, kaip ir visuotinis, bet... Supranti, vakaruose visuotinis tai yra, žmogus perka mašiną, sumoka mokestį. Vat yra taip. Pirkimo stadijoje, nesvarbu, ar tu seną, ar tu naują. Bet nesusitarėm iki galo. Taigi, tai čiagi interesai. Nu tai paskutinis klausimas nuo mokesčių prie pensijos, nuo ko pradėjau. Antra pakopa. Girdėjom, kad 1,5% parama iš valstybės kaip ir liks. Ar tikrai, ar čia tas... Aš buvau ir lieku šalininkų 3 dalykų. Laisvas įstojimas, laisvas įstojimas ir jokių mokesčių iš biudžeto. Nu, kad žmogus išeidamas gali pasimti visus pinigus, ne 25, ne 5%, ne dalim, o visus. Ir lygiai taip pat liečia tuos žmonės, kurie šiandien jau yra, gauna dividendus, periodinę arba periodinę išmoką. Jeigu mes duodam laisvę, tai duokim ir tiem žmonėm, kurie šiandien su 30 išmokų mėnesinių kankinasi, nes tai yra pasityčiojimas, tai 20 metų apie tai kalbėjau, bet blogai visi girdėjo. Nu, ką padarys? Nu, tai... Klausimas dar turiu vieną. Dabar žiūrėkit, jūs kalbate apie dvigubus apmokestinimus ir viską, bet mes kaip rusangiečiai esame daugiausiai nuskriausti. Mes mokam, nuo mūsų atlyginimo mokama 40% GPM. Visi, kas darbo santykius. Visi 20 moka GPM. Mes mokam 40. Papasakok. Nu, paprasčiausiai, kadangi mes darbo mokestį mokam iš surinktų nario mokesčių. Nario mokestis, prieš mokant profesiniai sąjungai, jisai apmokestinamas GPM ir apmokestinamas iš socialinio draudimo įmokų. Toliau tas mokestis ateina pas mus ir mes mokėdami nuo to mokesčio dar užmokestį dirbantiem čia pas mus žmonėm, mes vėl mokam iš socialinio draudimo įmoką ir tą patį mokam GPM. Atsakau. Mokestį moka žmogus nuo pajamų, o pajamas gauni tu. Ir tavo pajamos yra lygiai taip pat mokestinė 20%. Iš kur gaunamos pajamos?
iš mokesčio, iš vagystės, iš realiai pagauto. Vis tiek, jeigu aš rodau, kad aš gavau pajamas, Lietuvoje sistema yra tokia, kad yra pajamos ir jos apmokestinimo mokestis. Kodėl? Todėl, kai turėsim daugiau kairių pažiūrų žmonių Seime, kai turėsim ir stiprias profsąjungas, neturėtų tai būti išlygų ir dividendai turėtų lygiai taip pat būti apmokestinti. Yra pajamos irgi, bet jie kažkodėl tai nepliusuojami. Aš tau ir sakau, kad iškart pasakė, jeigu tik dividendus apmokestinti, jie visi, jūs šiandien iš vis ir to, ką gaunat iš 15, jūs ir to negausit. Aš negaliu patvirtinti, aš dabar ginčiuosi su kiekvienu verslo atstovu, kad negazdinkit, kad visi čia išvažiuos, nes man patiko, advokatuose buvo klausimas, ten buvo tokie 6 klausimėliai, jie salėje per slydo balsuodavo ir buvo vienas klausimas. Vat jeigu, nes advokatų kontoros vadovas labai aiškino, kad mes norim juos pervesti į darbo santykius. O pagal įstatymą advokatai negali būti darbo santykius. Taip, net norėdami. Bet aš sakau, kad aš konferencijoje apie mokesčius. Tai niekas apie darbo santykius nekalba. Bet advokatai gauna ir 2 milijonus pajamų per metus. Atskaičius visus. Biurų išlaikymus, advokatų patarėjų atlyginimus, viską. Bet tai jų pajamos. Kodėl jie sako, kad jie šventos karvės ir jie neturi prie jų, net nežiūrėkit, nesilieskit. Ir buvo klausimas. Jeigu pakeis individualią veiklą advokatam, ar visi išvažiuosit iš Lietuvos? Maždaug taip suformuluotas. 56 liks čia. A kiti išvažiuos. Ten 30 išvažiuot. Zigmai, mes 70 metų mes matom tą nevadinkit tavo piliešę. Kalbėkime apie realius dydžius. Šitie žmonės gauna didelės pajamas. Ir tos pajamos turi būti normaliai apmokestintos. Lygiai taip pat kaip Karbauskis, kuris moka dabar 5%. Nuo savo visų mokesčių surinktų. Tai nenormalu. Aš norėjau pasakyti, kad jisai pagal įstatymą visą kitą teisus. Aš iš Bagočiaus, iš Malsių snukį atimsiu pinigų ir mane pasodys, aš tą sėdėsiu. Tai kam... Zigmai, kam Malsių snukį, jeigu yra mokesčių sistema? Galima per ją. Paprasčiau. Čia kelis kartus buvo užsiminta apie tos sudėtingas sistemas. Ir jūs dabar paminėjote advokatai. Mažos bendrijos dažniausiai advokatai. Individuali veikla, verslo liudijimai, dar kita sistema, trečiau, kur išsipirkinė savivaldybėm. Vat kai toks didžiulis spektras pajamų, kur gali gauti per vieną modelį, 2, 3, 4, 5, 7, kur... Ar tai efektyvu, ar nebūtų paprasčiau, kad sukurti kažkaip vieningą pajamų gavimo mokestį, modelį ir jis gautų? Aš esu šalininkas, kad nieko nereikia išradinėti. Pasaulis toks senas, kad jis jau viską yra išradęs. Mes kartais kažką užmirštam, o Lietuva pasižymi to, kad visada kūrė savo dviračius. Mes pagal verslo rūšis pirmaujame Europos Sąjungoje. Jų yra daugiau kaip 12 štukų, man atrodo. Ir kai paskutinį kartą įvedinėjo mažasis bendrijas, toks buvo viceministras beveik. Tai jis pažadėjo, kad kitas, nes aš buvau kategoriškas prieš mažasis bendrijas, nes yra, jeigu individualus žmogus ką gali, individuali veikla, verslo patentas, maža bendryja, komanditinė ūkinė bendryja, ten kažkaip... Ir kadangi atėjau, vienas iš mano lozungų buvo, Lietuvoje turi likti 3 verslo rūšis. Tai yra kaip vakaruose. Taip. Akcinė bendrovė, uždara akcinė bendrovė ir individuali veikla. Viskas. Taip vakaruose sutvarkyta. Ir tada nebėgioja. Žinot, kokį atsakymą aš iš Savicko gavau? Savickas man rašo. Taip, ministras. Jis rašo. Aš kaip tik paminėjau visas tas jau. Jis sako, noriu jums
paminėti, kad pernai labai kūrėsi mažos bendrijos. Jų ten susikūrė gyvas velnas virš 30 000, o individualios veiklos beveik niekas nesikūrė, mažėja. Per brangiai. Todėl, kad jiem niekur nereikia atsiskaityti, jiem nieko nereikia deklaruoti. Ir kas yra? Ot, praeitoj kadencijoje aš kovojau su socialinės apsaugos ir darbo ministrė ir su jos projektais dėl SPISO, tai yra šeimos rėmimo elektroninė sistema. Ką jie? Jie nuperka projektą pas privačią firmą už 2 milijonus eurų. Per 3 metus nieko nepadaro. Maža to, jie pasamdo vieną žmogų, Monikos kaimynę, prižiūrėti, kaip šitas projektas vykdomas. Mažoji bendryja vadinasi parama jums. Taip ir vadinasi. Mažoji bendryja. Vienam žmogui per metus sumokama 100 000. Norėtumėt gauti kiekvienas 100 000 per metus? Neblogai, taip? Tai va, pasamdoma žmogus, kuris prižiūri tą įmonę, kuri nieko nepadaro. Kol nesikreičiau prokuratūrą, pripažino, kad apgaulė dabar vyksta teisminiai. Aš klausiu, o kaip su šita, kuri prižiūrėjo už 100 000 3 metus, 300 ten su viršum tūkstančių pasiemus? Manau, jį prižiūrėjo. Maždaug ministerija nereikalavo jokių ten, kad buvo patenkinti. Maža to išeinant, ją padaro darbuotoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministrė išeidama. Vat jums ir va taip veikia mūsų sistemos. Tai va tokią intonaciją ir padėkosim gerbiam Algirdui. Ačiū už išsamų. Kvieskite, papasakosiu dar daugiau. Kviesim dažniau. Tai ką, kiek? Ką? Apmokestinkit viską pritarą. Kam 6% pervesit, kuriai profsąjungai? 6. Deklaravot jau tas? Aš pervedu visada. Kuriai nepaslaptis? Aš buvau metalistas paskui. Okay. Metalistas tai turbūt nepervedė. Ne, dabar skaitau ten. Senai. Paskutinį kartą vedžiau metalistą. Ačiū labai. Ačiū. Bet čia buvo 1900 kažkokiais tais. 40-aisiais. Dar nebuvo įstatymo tada. Buvo. 1900. Šių metų pavedimo kopiją būtų gerai parodyti. Ne. Pirmie metai čia buvo įkasta, tai tada pervedė. Tikrai buvo. Tai dabar reikia paskukurati. Ir darbo santykis pas mane neįsta. Turim PSD, turim sodros VSD. ir galėtume išduoti gynybos. Nematai problemos. Pavyzdžiui, valstybė padaro 6, mes mokam 6 nuo pajamų. Padaro 10 mokam 20. Gynybai galiu 20. Jeigu žinau, kad tu tik Man ši tema, tai čia užmušė. man yra net iš karto problemos. Gerai. Tai tęsim, kolegos. Tai Algirdą galim priimti, jeigu nori stebėtojo tęsim, tai balsuoti neleisim. Tai darbotvarkę gavot visi, šiandien sekretoriaus Urga mums padės, ačiū.